Trečioji vientaškių uždavinių serija iš 3 serijų susidedantis uždavinys. Vėlgi niekaip nepavadinsi čia ypatingai sunkių uždavinių. -3 kart -5 sprendimo nereikalauja, prašo atsakymą. 2 neigiamus skaičius sudauginę gaunam teigiamą skaičių. Ir 3 kart 5 duoda 15, net ranka nekyla čia kažką labai rašinėti. -2 penktoji, -2 apskliausta, -2 penktoji reikia suprasti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad -2 kart -2 kart -2 kart -2 5 kartus -2 padaugintas iš savęs. Jeigu jau šito rašyti, žinoma, nebūtina buvo. Galima iškart lygiai taip pat atsakymą rašyti -32. Čia jau 4 kartus parašiau ir dar 1 kartas ir duoda tą atsakymą. Jeigu kas pagalvoja, kad tas minusiukas nepakeltas penktoji, tai vis tiek gavote teisingą atsakymą, nes -2 be skliaustų penktoji taip pat duoda atsakymą -32. Taip, kad jeigu čia būtų lyginis ketvirtoji, tai tada atsakymas būtų teigiamas skaičiukas. Kai nelyginis laipsnio rodiklis, tai jisai šio ženklo nepakeičia. Na ir paskutinioji dalis su laipsniais. Reikia iš -vieneto, iš skaičiaus -vieneto atimti skaičių, kurį gauname 5 pakėlę nuliniu. Čia yra skaičius 5 pakeltas nuliniu. Ne -5 pakeltas nuliniu, o 5 pakeltas nuliniu. Na, žinom, kad bet kokį skaičių keldami nuliniu laipsniu, tada gaunam vienetą, kai a ne 0. Na, žinoma, čia a ne 0 yra. Tai vietoj 5 nulinių parašę vienetuką, gauname tokį skirtumą. Iš -vieneto reikia atimti vienetą ir gaunam tą atsakymą, kurį užrašiau dešinėje -2. Na tai dar 3 taškai.